Daugelį metų sultys buvo įvardinamos kaip sveikatai naudingas produktas. Tačiau šiais laikais mes puikiai žinome, kad sultys tai yra laisvasis cukrus. Geriausia rinktis gryną vaisių, kuris turi pakankamai skaidulinių medžiagų, pakankamai vitaminų ir vandens, ir cukraus lygis kraujyje išlieka pastovus, negu geriant laisvąjį cukrų turinčią sultį. Jeigu tai yra sultys, ne sulčių gėrimas ar nektaras, į jas cukraus negaliu pridėti. Tai yra tik tai laisvasis cukrus iš vaisių. Tačiau jeigu aš turiu sulčių gėrimą ar nektarą, galiu į jas pridėti cukraus. Todėl, jeigu visgi renkatės iš sulčių, rinkite 100% sultis. Dar geresnis variantas, jeigu rinksite šviežiai spaustas sultis su minkštimu, gausite daugiau skaidulinių medžiagų ir bus ilgesnis sotumas. Tik nepamirškite, kad sulčių, kad ir šviežiai spaustų tiesioginio spaudimo su daug skaidulinių medžiagų išgėrę, jūs ne vandens atsigėrėte, o suvalgėte maisto. Ir tai yra maistas turintis kalorijų. Žinoma, vaisiai spausti iš ekologiškai užaugintų šiuo atveju obuolių, palanku gamtai ir žmogaus sveikatai. Tačiau sulčių poveikio mūsų organizmui nepakeičia. Tai vis tiek išlieka laisvasis cukrus, kuris pakelia greitai gliukozės lygį ir greitai nuleidžia ir vėl nebeturime energijos ir norime valgyti. Patiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau patarimų ir aš su tavim pasidalinsiu mitybos ir gyvenimo būdo patarimais, kurie padės tau išlikti sveikam ir laimingam.